Nežinau kodėl, bet kai kurie žmonės internete labai pamėgo daryti keistus ir nepraktiškus DIY, tai yra pasidaryk pats darbus. Absurdiški savadarbiai eksperimentai, kurie nei praktiški, nei sutaupantis pinigų ar laiko. Pažiūrėkime, ką tie žmonės pridirbo šį kartą. Vyrukas galvoja, kad gera idėja yra iškirpti banko kortelės čipą ir ilgų procesų paversti jį žiedu. Tai ne tik kvailai atrodo, bet ir neveikia. Nes bekontaktis atsiskaitimas veikia mažų kortelėje esančių laidelių pagalba, ne čipo, kuris reikalingas tik kortelės įstatymui. Video pabaigoje jis neva atsiskaito žiedu ir atidaro metro vartus, nors video nusikerpa ir sugrįžta tik vartams atsidarius. Tai juos jis veikiausiai atidarė su kita kortele, o pabaigą sumontavo. Štai vienas azijietis meistrelis užsiima kėbulo remontu. Jis sutaupo pinigų nepirkdamas brangių detalių, jas pakeičia reikiamas ertmes užbetonuodamas plytomis. Vėliau jas užtinkuoja ir padengia glaistu, paskui nušlifuoja, nudažo ir nupoliruoja. Kam bėgioti lauke ar mokėti tūkstančius už bėgtakį, jei namuose jį gali pasigaminti nemokamai. Tai reikės lentos, pledo, vandens ir šiek tiek muilo. Valentino dienos proga vyras dalinasi padovanoja savo mylimajai pagalvę. Ją pagamino pats, širdelę išgavo sulipinę savo krūtinės plaukus, kad moteriai visada atrodytų, kad guli ant jo krūtinės. Argi neromantiška? Žmonės pasidarė laiptus, sutvirtindami juos lentynos laikikliais. Na, kasgi blogo gali atsitikti? Moteris sugalvojo pasidabinti savo vairą. Tikiuosi, ji pasiruošusi tų akmenukų implantacijai į jos veidą, kai avarijos metu išsiskleis oro pagalvė. Čia, norint įjungti kompiuterį, reikia nuleisti primontuotą durų rankeną. Kai kurie žmonės tiesiog turi per daug laiko savo dienoje. Kai esi pripratęs vadelioti arklius, gal ir nebloga idėja vietoje vairo padaryti tampomas virves. Man įdomu, ką atsitikus avarijai sakytų draudimas, na jei apskritai liktų su kuo kalbėti. Namuose man nereikia nieko meistrauti ar modifikuoti, nes mano baldai iš baldai vienas parduotuvės, kaip ir šitas sofos kampas. Kas man patiko, kad nereikėjo niekur važiuoti, galėjau išsirinkti iš tūkstančių baldų internetu. Šiaip apskritai galvau, kad baldai kainuoja daug daugiau, bet ten radau labai didelį pasirinkimą ir protingas kainas. Man patinka, kad baldų pirkimas tapo toks paprastas, visai kaip užsisakant pizzą. Užsisakei, palaukiai, o pristatymo metu gali tiesiog susimokėti vietoje. Žodžiu, jei ne baldai vienas, šio epizodo visai nebūtų. Todėl labai jiems dėkoju, daugiau informacijos rasite jų svetainėje, o dabar grįžtame į epizodą. Kažkoks dabita Amerikoje nusprendė savo Teslą apklijuoti centais. Vienas internautas apskaičiavo, kad centais pagal kėbulo plotą jis turėjo išnaudoti apie $600. Sakyčiau, nepigus dizainas. Tokių esu matęs ir daugiau. Gal čia tokia nauja mada? Vyras rodo, kaip pasigaminti laikiną tualetą. Iš šiukšlių maišo, tualeto dangčio, 2 ritinių ir sauskelnių miltelių, nes visi tikrai tai vežiojasi automobilyje. Man atrodo, daug paprasčiau būtų tas sauskelnes pačiam užsidėti arba tiesiog krūmuose stabtelti. Kažkam ant kalno pastatyti tvorą pasirodė per sudėtinga. Atrodo kaip koks žaidimas. Gal Simsai ar Minecraft? Na, įtariu, kaimynų šuo tokiu nemokšiškumu tikrai nesiskundžia. Senjoras nusprendė visiškai eliminuoti bet kokias A-klasės mopedo zonas. Būtų įdomu pasižiūrėti, kaip jis tuos veidrodėlius sulipino. Juokinga dar ir tai, kad šalmas taip pat atsispindintis. Nuomotojai atrodo padarys viską, kad tik sutaupytų pinigų. Vokietijoje vienas žmogus rado buto skelbimą štai su tokiais savadarbiais laiptais į 2. aukštą. Buvo bandyta pasigaminti savadarbį elektrinį dviratį, tiesiog prie jo pritvirtinu šluotgalį ir drėlę.
Sunku suvokti, kam to reikėjo. Paskui vis tiek nusifilmavo važiuojant nuo kalvos. Žmogus dalinasi sendaikčiuose radęs kažkieno padarytą, nežinau kas čia, kėdė, menas, staliukas. Gal kas turi idėjų, kam reikalingas toks suvirintas metalinis telefono dėklas. Jau net jo gaminimo metu matėsi, kad pats telefonas buvo pažeistas. Vietos pakrovimo laidui ar garso mygtukui taip pat nėra. Vyras demonstruoja aukštakulniuose įrengtą pečiuką. Kažkaip keistai skamba toks sakinys, bet čia veikiausiai kažkoks meninis performansas. Turbūt ne man suprasti. O čia Facebooko skelbimuose pardavinėjamas savadarbis Volkswageno, Fordo ir Chevroleto hybridas, o šio šedevro vairas padarytas iš gyvūnų kaulų. Kaina – $16 000. Kai į garažą netelpa automobilis, geriau jį palikti ne lauke, o išpjauti bagažinės formą. Tėvukas nusprendė nepirkti tų brangių telefono laikiklių, juk pats gali geresnį pasidaryti. Labai įdomu, ką mėtė į šią tualeto dangčio skylę. Kažkaip įsivaizduoju, kad dabar kažkur vietoje tualeto yra pritvirtintas krepšinio lankas. Gal nutuokėte, ką čia prisitvirtinęs šis Albertas Einšteinas? Fenas, o gal elektrą generuojantis malūnas? Pašto dėžutę keistuolis pasidarė iš traktoriaus rato ir mikrobangų krosnelės. Įdomiausia, kad pašto dėžutėje atvesta elektra ir viduje dega užrašas. Nėra nieko, ko nepataisytų lipni juosta, net sugriaužtos sofos. Žmogus segtuvų stalčiuose įrengė grilių, apatinėme dega laužas, viršutiniuose kepa mėsa ir daržovės. Genialu. Kam išlaidauti ir pirkti motorinės valtis, kai užtenka motoro ir stalo iš svetainės? Krante apvertęs ir dešros pasipjaustyt gali. Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo ir paspausti mygtuko patinka. Man tai labai padeda. Ačiū Baldai 1, ačiū kontributoriams ir susitiksime kitame video. Iki.